Kas neturi telefonų. Tai iš tikrųjų tai nėra sudėtinga išpildysim apsus Google Marketą, Google Play Store o jum ir mum Java developeriam tai itin lengva yra pradėti. Tai aš savo tą prezentacijos įskaldžiau į keletą dalių, papasakosiu apie Android platformą, šiek tiek apie įrankius, keletas frameworkų, po to pagrindinė prezentacijos dalis bus apie programavimo specifikas, kas tai yra activity, lifecycle, indentai, servisai, kas tai broadcastai ir kaip yra daromas Android'e resursų valdymas, nes, kaip žinot, Android'as yra tokia operacinė, kuri veikia tiek nuo mažyčių telefonų, tiek ant didžiulių televizorių. Tai appsai turi atitinkamai veikti ir kaip tai yra valdoma Android operacinė sistema. Tai pradėsiu nuo Android platformos, kad tai yra Linux'ų pagrindų sukurta operacinė sistema. Yra nubranchintas Linux'ų kernelis ir jį naudoja kiekvienoje Android'o operacinėje. O visas Android'o kaip operacinės gyvavimas prasidėjo 2005 metais, kai Android Incorporation įsikūrė, tai yra kažkaip įsikūrė, bet Google'as nupirko 2005 šitą kompaniją ir pradėjo stumti tą mobiliaką operacinę sistemą, kuri yra orientuota į multiplatformiškumą ir į user oriented. Ir pirmas renginys buvo 2008 metais. Tai jau 4 metai. Tai rinkoje yra Android telefonai ir kaip čia pasižiūrėjau internete, rašo, kad 75% rinkos užima šitas Android'o pasas. O renginių yra 500 milijardų ir kasdien vis po virš milijono yra aktyvuojama renginių. Tai skaičiai yra dideli ir augantis, nes nežinia, gal dabar jau po 1,5 milijono aktyvuojama kasdien yra. O programėlių vienur radau rašo 600 tūkstančių yra Google Play markete, čia kaip radau 700 tūkstančių. Ir man asmeniškai, kuom patinka Android'o kaip telefonų turėtojus, gerai, kad tu nuėjęs į marketą gali rasti visokiausių appsų ir visiems gyvenimo atvejams gali kažką pritaikyti. Ko nėra, pavyzdžiui, BlackBerry, kur ten Nokia. Nokia šiek tiek, manau, turi nemažą marketą. Jeigu žiūrint iš Java perspektyvos, tai Android'e sukasi ne Java virtuali mašina, bet modifikuota, sumažinta Dalviko virtuali mašina ir joje nėra tų bibliotekų, kaip kad Java Micro Edition ar ABT, Swingo, tokių dalykų nerasit, nes tai yra Apache Harmony dydžio Java kaip ir biblioteko aibė. Ir dėl to tas dalykas nepalaiko visų standartinės Javos palaikomų bibliotekų. Tai
O tai yra padaryta dėl to, kad šitas dalykas yra Android'e paleidžiamas kiekvienam appsui, pasileidžia atskiras dalyko virtualios mašinos procesas ir kiekvienas tas procesas atsakingas už vieną taską. Ir dėl to reikia, kad jisai būtų maži virtuali mašina ir orientuota į multitaskingą. Mes kaip Java developeriai žinom, kad Java kodas susikompiliuoja į Java bytecodą, class failuose o Android'e tai jie prieš releasinant appsą Java bytecodas yra konvertuojamas į DEX tipo failus, kurie yra apjungiami į vieną DEX failą o Java bytecodas yra pakeičiamas alternatyviom dalyko instrukcijom. Tai optimizuota yra dalyko virtualiai mašinai. Ir kaip Javai yra jars, tai Android'e yra APK failai, tai yra taip pat suzipuotas failų rinkinys, ir į tą rinkinį įeina tas dalyko bytecodas, DEX failas vienas, sudėti visi resursai kaip piešiniai, grafiniai elementai, garso įrašai, duomenų bazė, jeigu norit, kad appsas kartu būtų releasinamas su duomenų baze. Sertifikatai yra sudedami, nes appsas turi būti pasirašytas sertifikatą, kad būtų galima jį publikuoti Google Play parduotuvėje. Ir yra Android manifest XML failas ir libai sudedami taip pat. Apie manifest failą pakalbėsiu jau į galą, nes jame yra pakankamai daug funkcijų atlieka ir pagrindinės funkcijos jos yra, kad apibrėžiama, kokie permissionai appsui yra reikalingi, kaip kad pavyzdžiui appsas naudos kamerą, appsas naudosis internetu, reikės išsiųsti SMS, visi tie dalykai yra aprašomi Android manifest faile. Tai va, ir dabar jeigu jūs daugumą jau esat siuntėsi Android SDK, tai žinot, pradėti reikia pradėti prasisiųsti SDK, iš android.com ten nesunkiai atrasit šitą package, prasisiųsit savo platformą, ar tai Mac, ar tai Windows būtų, ir jame rasit dokumentacijas, pavyzdžius, APIs, bet apie tai plačiau dar papasakosiu, kuom, pavyzdžiui, yra naudingi platformos įrankiai, kad dauguma jau minėjot, kad turit androidinius telefonus, bet jeigu norit testuoti savo darbiniam kompiuterį, tai tam nesunkiai gali susikurti Android Virtual Devices emuliatorių, kuris irgi kartu ateina su Android SDK. Ir aš po to gale padarysiu demo, kaip tai visą pasidaro. Šiaip iš įrankių pagrindinis yra jau pušinamas iš Google Eclipse'as, nors per savo Google prezentacijas jie ir užmeta šiek vieną kitą komentarą, kad Eclipse'as ten šioks toks, bet jų preferred IDE yra Eclipse'as ir jam Eclipse
Eclipse'ui yra parašytas Android Development Toolkitas, pluginas Eclipse'ui, kuris suteikia patogų interfeisą projektams susikurti, jeigu norit susikurti naujus langus, aktyvičius, tai yra jau paruošti wizardai, vedliai, kurie padeda jums patogiai susikurti, greitai ir patogiai susikurti projektą ir tai, kam reikia. Į Eclipse yra integruojami SDK įrankiai, kaip debugingas. Yra, kai jūs paleidžiat ant savo, tarkim, aš dažniausiai pajungiu telefoną ant kabelio ir testuoju appsus telefone. Tai visą tai, kaip yra vykdomas appsas telefone, pareina man į Eclipse ir loketas vaizduoja viso loginimus iš appso. Tai visą tai gražiai integruojasi į Eclipse. Jo, tai ir tam naudojamas ADB. Šitas iššifruoja Android Debugging Bridge. Ir profilinimui yra naudojamas įrankis TraceViewas. Apie jį dar nepasakosiu. Šiaip yra, esu matęs per Startup Weekend, buvo renginys, tai žmonės naudoja ir IntelliJ, ir po to dar apie kalbas papasakosiu, bet tas pavyzdys buvo žmogus su IntelliJ, koordino su Scala kartu. Tai Androidas, Androidai galima programinti su keliom skirtingom kalbom. Ir taip pat iš įrankių yra Android Native Development Kitas, kuris leidžia jums su C ar C++ pasirašyti tam tikrus libus, appsam dalis, kokias nors, nežinau, jeigu bottleneckas yra kokias nors operacijas atlikti ir matot, kad su C jūs ten gal greičiau padarytumėte, tai galite tą dalį pasidaryti su C, tai tam naudotumėte NDK. Aš pats nesu dar naudojęs. Tokie yra įrankiai. Be paprastų IDE, kad ir Notepadais galėtumėte naudoti, bet jeigu jau neprogramuotumėm mes, tai būtų galima naudoti kad ir App Inventor, kuris leidžia drag and drop būdu susikurti appsus. Tai tokie įrankiai irgi yra kuriami, savaime aišku, kad platforma, kadangi populiarėjanti yra, populiariai ir populiarumas augantis, tai žmonės čia iš Mito sukūrė šitą Google App Inventor, kur webe drag and drop būdu gali susigeneruoti savo appsą. Tačiau yra ir cross-platform framework, kur gali su PhoneGap, Titanium, ar čia aš vėliau paviešinau šitą prezentaciją, linką paklikinę galėsit pamatyti didžiulį sąrašą platformų, kur vieną kartą aprašai appsą ir jisai veikia tiek ant iPhone, tiek ant Blackberry, Windows Phone, Androido. Nokia. Gal veikia. Jo, PhoneGap aš nežinau. Veikia. Tai be abejo, jis daug ką veikia. Jo, iš programavimo kalbų, tai mačiau, yra .NET programuotojai netgi yra pasidaręs savo projektą Mono, kur irgi netgi su .NET gali daryti androidinius appsus. Tai taip pat
portalą, kaip jau minėtas, native development kitas. Testavimui galima naudoti keletą irgi tokių įrankių kaip robotimas, kuris leidžia aprašyti veiksmų sekas, kaip userio kokius nors veiksmus aprašai, kaip seka kode ir visa tai yra įvykdoma automatiškai, nereikia rankutėm spaudalioti iš user interfeso ir testuoti. Jeigu naudojate driven developmentą, tai yra įrankis RoboElectric, kuris leidžia jūsų appsą pasileisti ant Java virtualios mašinos tiesiai iš IDES, tarkim iš Eclipse'o. Nes jeigu šiaip bandytumėte appsą paleisti ant šito Java virtualkės, tai gautųsi, kad exceptionas su pranešimu stub, kažkas panašaus, nes tam reikia Androido, kad leistųsi ant Androido emuliatoriaus kompiuterį arba tiesiai ant Android vidinio įrenginio. Tai čia yra alternatyva, kuri pagreitintų jūsų testavimus, nes testus galėsite paleisti tiesiai ant savo kompo. JUnitai standartiškai ir yra su Android SDK instrumentation API ateina, kur jūs galite pasirašę testus, kuriuos jau leistumėt ant androidinio telefono ar emuliatoriaus, bet jums leidžia emuliuoti tam tikrus Androido operacinės callbackus vykdyti, tarkim, kad telefonas išsijungia. Ir tokių dalykų, jūs galite rankom išjunginėti ant telefoną ar paversti į šoną, ar ten išjungti appsą ir vėl įjungti tokius dalykus, jums padaro instrumentation API, kuris ateina su SDK. Taip pat yra toks įrankis Monkey, kuris irgi yra kartu su SDK, ir jisai leidžia randomiškai generuoti visokius veiksmus ir paleidinėti ant kokio tai nors appso jūsų. Netgi ne jūsų gali būti appsas. Iš tikrųjų gali nurodyti, kurį appsą pas jūs iš jūsų telefono pratestuoti, generuojant randominius eventus, tarkim, scrollai, paklinkinimai ir panašiai. Žodžiu, Monkey yra randominių eventų generavimo įrankis, kuris leidžia tiesiog užplūdinti jūsų appsą su randominiais eventais. Dėl dependency managemento Mavenas ar Antas yra populiariausi, bet Devox'e šiemet Javieras Dušrotet turėjo workshopą, kur pristatinėjo savo naują kuriamą įrankį buldinimo įrankį, kuris veikia ant Gradle. Tai panašu, kad artimiausių metų gal gali būti, kad appsų buldinimas, releasinimas bus lengvesnis su planų įrankiu. Nes jeigu esat releasinė, tai žinot, ten visokie ProGuardo nustatymai turit prašyti, jeigu ten prieš pat releasą kokius nors debugus nuimti.
jeigu ten naudojat Google Maps'o API, reikia raktus pakeisti ir tokių rankinio darbo yra, o čia vat mes turėjom Continuous Integration prezentaciją, nenorim daug rankinio darbo ir Android'e panašu, kad bus su naujais įrankiais šiek tiek lengviau. Apie pačią dar Android platformą, tai apačioj čia išvykio yra diagrama. Visa platforma yra suskalinta į 4 sluoksnius ir apačioje yra Linuxo kernelis. Virš to eina po to bibliotekos sluoksnis, darbui su duomenų bazė, piešimų ant ekranų Surface Manageris, audio leidimui ar ten mikrofonų duomenims gauti Media Frameworkas, tai ir virš viso to yra Application Framework'e menedžinama, valdoma visa išrašytas čia vat activity, langai, content provideriai, tai čia iš duomenų bazės pateikimas, notification manageris yra pranešimams, gaunam visi user interface paduodami pranešimai, tai telefonį manageris atsakingas už skambučių valdymą, location manageris atsakingas už GPS informacijos priėmimą ir pristatymą į tam tikrus appsus, kurie turi tam teisę. O po to ant viso to yra applications layeris, kur jau sėdė mūsų sukūriamos programėlės ir visi sisteminiai appsai irgi yra lygiai tam pačiam sluoksniai kaip ir mūsų kūriamos programėlės. Tai tiek apie Androidinę platformą ir dabar pereisim į antrą dalį, kur papasakos apie pagrindinius Androido komponentus, kuriuos kaip Java programuotojams reikėtų perprasti ir kad jeigu jūs jau pradėsit kažką rimčiau kurti ir tiesius Androidinius appsus, tai kad šitų konceptų supratimas jums palengvins programavimą Androidinių appsų. Tai vienas iš tų klasių, kurias reikia suprasti, tai yra Activity klasė ir visus appsus, kai kursit, tai turėsit kiekvienam langui savo appso, daugmaž kiekvienam langui, aprašyti klasė, kuri extendina Activity. Tai gali būti ten, yra paruošta ir keletą abstrakčių klasių kaip Apps Activity, kur activities, kuriame bus vaizduojami žemėlapiai, kaip List Activity, kur būtų vaizduojamas sąrašas kažkoks, bet aukščiausiam lygyje yra Activity ir Activity yra jūsų programėlės klasė, kuri yra, per kurią yra vaizduojami useriui layoutai, tie vadinami Android'e. Tai Activities tai yra kažkoks tai appsas, appso dalis, nes appse gali būti keletas activičių. Tai ir kiekvienas activities turi savo life cycle, gal išsakyčiau, aš gal čia apie tai papasakosiu plačiau tada.
apie tos konkrečiai apie activity komponentą. Po to yra tokie komponentai kaip fragments. Fragments atsirado nuo Androido 3 versijos, Honeycomb, kur buvo pritaikyta pirmajam planšetiniam kompiuteriui, planšetinius kompiuterius orientuota versija Androido. Ir fragmentai leidžia sukurti kaip ir aktyvičio dalis. Ir mes, kai kūrėme appsus, dėliojam fragmentus į activity ir kam jie yra reikalingi, tam, kad kai yra planšetinis kompiuteris, jūs turit daugiau vaizdo, didesnį ekraną ir gali sudėlioti daugiau vaizdinių elementų. Tai reiškia, jeigu telefonai jūs rodot vieną, tarkim, sąrašą kažkokį ir yra list and details dalis, tai jūs išskaidot į 2 fragmentus, kaip ir 2 atskiri aktyvičiai telefone, bet tablete jūs galite viską sudėti į vieną ekraną. Ir kadangi nereikėtų programuoti Android'e tiek atskirai programuoti tiek tiems planšetiniams kompiuteriams, tiek telefonams, tai yra naudojami fragmentai ir mes į activity sudėliojam arba 2, tarkim, fragmentus arba 1. Tai fragmentai yra kažkokia tai activičio dalis, kur mums padeda lengviau kurti planšetiniams kompiuteriams pritaikytus appsus. Tai nebūtų appsai, kur ant didelio ekrano vien tik vienas sąrašas ir visa kita ekrano dalis yra iššvaistoma, rodant tuščią erdvę. Indents yra kitas svarbus Androido komponentas, kurių pagalba yra paleidžiami Android'e kiti appsai. Tai tarkim, jūs turit programėlę, kurioje norit nusiskenuoti barkodą. Tai jūs neimplementuojat to barkodo skenavimo patys, nes žinot, kad jau yra Google Play Market'e toks appsas, kuris labai gerai atpažįsta barkodus. Tai jūs ką galite padaryti, kad iš savo appso iškviečiat intentą, nuskenuot barkodą. Ir tada userio telefone yra keletas appsų, tarkim, kurie gali tą barkodą nuskenuoti. Ir tada useris pats išsirenka, su kuria programėlė jisai nori tą barkodą nusiskenuoti. Taip yra sumažinama jūsų programėlės dydis. Dėl to taupoma yra atmintis telefonuose, kur atmintis yra ribota. Taip pat jums nebereikia rūpintis atnaujinimu tuo moduliu jūsų appsų, tarkim, barkodų skanavimui. Taip pat atnaujinimai, useris turi pasirinkimą ir galų gale jūs į savo programėlę nesudėsit visokiausių brauserių, fotokameros modulių. Dėl to Android'e yra naudojami intentai, kad reikia nuotraukos. Išsikvieti intentą, useris turi 3 kameras, išsirenka, su kuria kamera nusifotografuoja ir grįžta duomenis atgal į jūsų appsą. Tai intentai yra tiesiog objektas, kurį jūs sukuriat intent klasės objektą, kur nurodot, ką jūs norit padaryti ir galbūt netgi nurodot iš karto su kokio tipo programa, ar tai jeigu browseris, tai kad atidarytų browserį useriui. Tai, kaip ir minėjau, Android'e yra 3 activity komponentai. Tai yra fragmentai, activity, activity
yra servisai, kitas komponentas. Servisai yra naudojami ilgesniems veiksmams vykdyti fone, ne user interface. Ir šitie servisai neturi jokio user interface. Tai jeigu jums reikia kažkokį, tarkim, įsikelti savo serverį nuotrauką, kurią nufotografavot, tai pasileidžiat servisą ir jisai susinchronizuoja jūsų failinėje sistemoje esančias nuotraukas su jūsų serveriu ir taip useriui nereikia laukti, kol jūs tos nuotraukas bus persiųstos į jūsų serverį. Broadcast yra kitas komponentas svarbus, kurio pagalba jūs galite būti, jūsų appsas gali būti informuojamas apie pasikeitimus kažkokius sistemoje. Tarkim, vartotojas prisijungia prie dėvėlio interneto. Jūs užsiregistruojat broadcast receiverį, kuris gaus pranešimą apie prisijungimą prie dėvėlio interneto. Baterija sėsta. Jūs irgi galite užsiregistruoti, gauti tokį pranešimą. Jūsų programėlė seka, kokie yra sudėkti kitos programėlės, kokios yra sudėktos į jūsų telefoną, į vartotojo telefoną. Irgi galite užsiregistruoti broadcast receiverį, kuris priiminės tuos pranešimus apie išinstaliuotas ir įdiegtas programėlės. Taip pat jūs, tarkim, jūsų programėliai kažkokie tai yra, tarkim, Foursquare užsičekino, tai Foursquare programuotojai irgi galėtų išbroadcastinti visą sistemą, kažkokį tai pranešimą, kurį galėtų kiti appsai sunaudoti ir, tarkim, į duomenų bazę kažkokį tai įrašą pasidėti. Dėl duomenų storage'o, tai yra shared preferences, kur yra key value poros, taip pat failinės sistemos ir yra duomenų bazė yra SQLite. Ant jos galima paleidinėti SQL užklausas, bet labai dideliems duomenų kiekiams nėra tinkama saugoti telefonai. Ir duomenis tarp programėlių galima dalintis per content providerius, o ir pačioj programėlėje jūs turėtumėte naudoti content providerius, kurie suteikia interfeisą į duomenų bazėje esančius duomenis. Tai, pavyzdžiui, yra standartiškai kontaktų ar kalendoriaus content provideriai, kur jūs galite per content providerį pasiimti visą sąrašą kontaktų iš vartotojo adresų knygutės. Tai apie tuos visus komponentus dabar detaliau šiek tiek papasakosiu. Ir kas yra svarbu žinoti apie Activity, tai yra jos life cycles. Life cycle tai kaip gyvuoja jūsų programėlė konkrečiam telefone. Tai pradžiai yra, aš dabar nežinau, čia matot, yra įvykdomas onCreate metodas iš Activity'o klasės, kurį jūs galite overriding ir šitame onCreate yra suinflateinamas layoutas. Tai jeigu layoutas tai yra visi, kaip išsidėsto visi komponentai konkrečiam
programėlės ekrane. Tai yra sugeneruojamas tas visas vaizdas, paleidžiamas OnStart metodas ir programėlė tada jau yra įsijungusi, started, ir galiausiai jinai pasileidžia ir matoma vartotojui, kai yra iškviečiamas OnResume metodas. Šiek tiek čia yra tokia seka keista, kodėl pasileidus, dar yra pirmą kartą pasileidus ir iškviečiamas OnResume, bet tai naudojama tam, kad į tą visą lifecycle ciklą įsisuktų tas metodas OnResume. Ir iš resume būsenos programėlė gali pereiti į on-pause būseną, kai, pavyzdžiui, jūs naršot savo naršyklės programėlėje ir jums paskambina kažkas. Tuo metu į priekį, į phone, į user visibility, useriui yra parodoma telefono programėlė ir jūsų prieš tai buvusi paleista naršyklė, tarkim, yra užpausinama, kad vis tiek yra useriui nematoma, nenaudojama. Tai ir on pause metu jums reikėtų įvykdyti duomenų užsaugojimą, failų atlaisvinimą, jeigu jūs buvote atsidarę kokius nors failus, tai visus resursus atlaisvinat ir kad kita programėlė netrukdoma galėtų dirbti. Ir po to, kai yra, tarkim, baigėt skambutį, jūsų programėlė yra iškviečiamas tas pats OnResume metodas ir vėl useris gali tęsti darbą su savo programėlė. Tai turit numatyti, kurie, tarkim, failo atidarymai, tai turėtų būti vykdomi OnResume, o on-pause turėtų būti uždaromi jūsų visi naudojami failai. O išjungiant, tarkim, jūs kalbat labai ilgai, tai jūsų programėlė gali netgi būti visai sustabdyta, jeigu ten, tarkim, nedaug atminties, senesnis modelis telefono, nedaug atminties, tai turėkite omeny, kad jinai po to sustabdymo gali būti restartuota ir vėl iš naujo parodoma useriui, nes vis tiek, jeigu baigė skambutį, vartotojas vis tiek nori pamatyti savo programėlę. O galiausiai, jeigu useris vartotojas paspaudžia back mygtuką, nori išjungti jūsų savo programėlę, tai yra OnDestroy metodas iškviečiamas. Tai tiek apie lifecycle ir su Activity lifecycle yra susijęs fragmentai, nes fragmentai irgi turi panašų lifecycle kaip ir Activity, nes fragmentus jūs galite dėlioti kiekvienam Activityje, tai fragmentai yra priklausomi nuo Activity lifecycle ir turi taip pat tos pačius callbackus, tik tiek, kad jūs dar papildomai be ne sistema jūsų tuos callbackus kviečia, bet jūs galite patys keisti fragmentus, tai dar papildomai yra fragmentams dažniau gali keistis, nes jūs galite išjungti, einant, tarkim, per sąrašo fragmentą, per kiekvieną sąrašo elementą yra pakeičiamas dešiniai details fragmento objektas. O fragmentai patys yra reikalingi tam, kad, kaip matot šitam pavyzdį, jeigu jūsų programėlė
jeigu jūs savo programėlę norit pasileisti tiek ant didesnio ekrano ir tiek ant mažesnio, tai gali būti, kad mažesniam ekrane jūs rodysit vieną fragmentą, tai yra kaip šitam pavyzdį sąrašą, o didesniam antram fragmente yra rodomas to sąrašo elemento detalės ir jas abi galima sukombinuoti į vieną activity dideliam ekrane, o telefonai yra išskaidoma į du activičius ir vartotojas vaikšto per tuos fragmentus skirtingose activičiuose. Pasinaudodamas back mygtuku grįžta į sąrašą, išsirenka kitą elementą ir tada jam parodomas antras fragmentas su detalėmis apie sąrašo elementą. Apie intentus. Intentai, kaip jau minėjau, yra naudojami iškviesti kažkokį tai kitą appsą ar kitą activity ir jūs jį iškviečiat activity, iškviesdami metodą start activity ir nurodot intentą. Galit, tai tarkim, jeigu būtų naršyklė, kad jūs norit, kad useris panaršytų apie jūsų svetainį, tai jūs išsikviečiat start activity su intentu, kuriam nurodot savo svetainės URL. Bet jeigu jūs norit, kad gaut nuotrauką, tai turit iškviesti start activity for result ir nurodot jau kameros actioną, kad norit nuotraukos ir turit tada implementuoti savo activityje callbacką, kuris yra iškviečiamas, kai, tarkim, nuotrauka yra padaroma, kai useris nueina į fotokamerą, padaro nuotrauką, paacceptina, sako, šitą tinkamą nuotrauką ir tada grįžta atgal į jūsų activity ir jame jau jūs on activity result panaudojat tą gautą nuotrauką, ar tai būtų barkodas, ar dar kokią nors informaciją, kurios laukiat iš to kito activičio. Tai yra išrašyta keletas komponentų, kuriuos reikia nurodyti startuojant intentą. Tai yra actionas. Pirmasis iš jų yra actionas. Actionui jūs nurodote, kaip pavyzdys, peržiūrėti ir tada pateikėte duomenis nuotrauką, ar URL, ar kokį tekstinį failą, ar PDF-ą. Tai vienas iš jų peržiūra. Kitas fotokamerą padaryti. Trečias gali būti netgi custom kiekvienam appsui saviti actionai, kaip kad, pavyzdžiui, jeigu jūs nurodysit antruoju parametru, kad norit paleisti barkodo specifinį skenerį, tai jam reikia irgi nurodyti tada jo specifinį actioną. Ir tarkim, aš esu naudojęs barcode skenerį, tai jam ten nurodai, kad skenuotų barkodus. Tokį actioną, kuris nuskenuoja. Nes taip pat tam barkodų skeneriui apsui gali nurodyti, kad aš noriu tuos duomenis, tarkim, URL, kad tu atvaizduotum QR kodų. Tai būtų jau display actionas. Bet, reiškia, kiekvienai programėliai reikalingas žinoti, kokį actioną jūs norit padaryti. Po to išsirenkat klasę, tai kaip atsakiau, jeigu žinot, jau turit savo kažkokią tai apsirašę activity ir norit, kad būtent šitą išsikviest activity, tai nurodot tos activity klasės vardą ir tada su
tas intentas jau žinos, kurią konkrečiai activity paleisti. Aktyviškai būtų jau iš jūsų projekto kažkuris kitas langas su savitų vartotojų interfeisu. Kategorija yra naudojama, kai jūs norit susiaurinti paleidžiamų pasiūlomų appsų sąrašą. Nes, tarkim, jūs kai kursit savo projektą, susikursit daug skirtingų aktyvičių, bet tik tai maža dalis iš jų bus, kurios jūs norėsit, kad paleidinėtų kiti, kurios būtų paleidinėjamas iš kitų appsų. Tai tipiškai yra vienintelė, turi kategoriją Launcher ir ji vienintelė yra tada paleidžiama iš vartotojo programėlių sąrašo. Bet taip pat galima nurodyti, kad tai būtų programėlė, kuri sugeba naršyti internetą, būtų browser kategorija. Ir tada, tarkim, browseriui jūs turėtumėt pateikti tam tikrus duomenis, datą, parametrų, jūs pateiksit kažkokį tai jų URI, kur bus jūsų nurodytas web adresas. Extras ir flags, extras yra naudojamas kažkokiai tai papildomai informacijai perduot. Tarkim, jeigu jūs jau savo programėliai pereinat iš vieno aktyvičio į kitą, tai jūs gal norit perduoti tam tikrus duomenis, kaip kad, tarkim, kai buvo sąrašo list and details fragmentai, tai jūs norėtumėt perduoti, tarkim, sąrašo kažkokio tai įrašo ID iš vieno aktyvičio į kitą, tai ta informacija eitų į extras. Ir sekantis intentų parametras yra flags. Flagsais jūs nurodot, ką daryti, pavyzdžiui, su tuo aktyvičiu, jeigu jis prieš tai buvo paleistas. Ar mes jį grįžtam į tą anksčiau paleistą activity, ar jį išjungiam ankstesnį ir išvalom ir paleidžiam iš naujo tą activity. Tai tokie aktyvičių valdymo šiek tiek parametrų yra nurodoma per flagsus. Yra dar, sakant, svarbus su intentai susijęs tema, tai intent resolution ir intent filters. Tai dar gal apie tai papasakosiu, kai kalbėsim apie Android manifest failą, nes jame yra aprašoma, kur koksai activities yra matomas kitiems vartotojams, ar vartotojai, kiti appsai gali paleidinėti šitą appsą, tarkim, ar jūs nuskenuojat NFC tagą su telefonu ir yra NFC tagas sako, kad reikia paleisti naršyklę. Ir filtrai tada sužaidžia toje vietoje, nes su filtrais gali nurodyti, kokio tipo URLus gali jūsų activities priimti. Tai, pavyzdžiui, jeigu tai yra nuoroda į Google Mapsus, tai tuo atveju turėtų Google Mapsų appsas pasisakyti, kad aš esu tokio URLo browseris, nes aš sugebu pavaizduoti tokio tipo URLus, bet jisai Delfi LT nesugebėtų pavaizduoti. Tai tokia informacija yra įrašoma į filtrus, intent filters, ir ta informacija yra sudedama į Android manifestą. Tai jūs rašydami savo kiekvieną activity galite nurodyti, kokio tipo duomenis tas activities gali priimti, ir tada sistemoje, kai įvyksta, tarkim, NFC
skenerio programėlę, skenuoja kažkokį urlą ir sako, nu, dabar aš noriu paleisti šitą urlą. Ir tuo metu sistema prafiltruoja visus savo turimus aktyvičius. Androidas prafiltruoja, kiek yra pas jį aktyvičių, kurie pasako, kad sugeba brausinti. Bet po to kai kurie brauseriai, kaip Google Maps appsas, tarkim, sako, kad aš galiu tik tais priimti Google Maps urlus. Tai dėl to Androido toj platformoj tos programėlės taip lankščiai tarpusavį gali ir bendrauti, nes vartotojas galbūt žemėlapio programėlės nori naudoti, kaip žemėlapio programėlę nori naudoti vieną, o kaip naršyklę, tarkim, Chromą, o žemėlapiams, tarkim, koks Locus programėlė. Tai ir visų to rūpinasi Intent Resolution sistema Android'e, kuri parenka, kuris intentas yra tinkamas, tiksliau, kuris activities yra tinkamas šitam intentui įgyvendinti. Tai tiek trumpai apie intentus, apie multitaskingą Android'e, kai programuosit, susidursit su async taskais. Tai tokia klasė, kurią jūs turit implementuoti, kai norit įvykdyti kažką background'e, ir tai tiesiog pagelbėjimas programuotojams, kad jie įgyvendintų job worker design patterną ir nereikėtų, kad appsai neprikurtų belenkiek labai daug threadų, nes gali būti, kad sistema Androido OS'as nesugebės tokio didelio kiekio threadų palaikyti. Tai yra tam naudojami jobai, kurie yra paleidinėjami ant tų workerių. Ir yra limitas, atrodo, 5 vienu metu aktyvus async taskai. Tai kai programuosit Androidinius appsus, turėkit omeny, kad nepaleisti daugiau nei 5 threadų async taskų, kurie gali būti, kad vienas kito lauks, kol užsibaigs, nes gali įvykti deadlockas. Nes tik 5 vykdomi vienu metu async taskai. O senesniuose telefonuose gali būti ir net mažiau. Jeigu ten mažiau atminties yra, tai tiesiog toks niuansas, bet galite vykdyti ir savo threadus, standartinius, džavinius threadus, kas yra leidžiama, bet atsargiai. Tada turėtumėt pasitestuoti gerai. Kitas, jau minėjau, dėl multitaskingo klasės yra servisai ir jūs susikūrėt intent servisą, kad paleisti kokią nors veiksmą jum background'e. Tai, kaip minėjau, jeigu norit, kad įkeltų jum nuotrauką į serverį ar iš serverio atsiųstų atnaujinimus, tai nedarykit to activityje ar kad ir async task'e, nes čia problema yra ta, kad useris įsijungia, appsai ir daug yra tokių appsų, kur įsijungia ir tada tavęs prašo, kad tu palauk, parsiųsim tavo informaciją atnaujintą iš serverio. Nes tipiškai tokiuose appsuose galėtum tu peržiūrėti tą ir seną informaciją, tau gal nėra taip jau svarbu, kad lauktum, kol bus parsiųsta ta naujesnė. Galbūt tu nori paskaityti senus RSS įrašus, kurios dar nesi perskaitęs ir tau nebūtina, kad rodytų tau pačius naujausius.
Tai čia kaip pavyzdys. Ir dar kas yra svarbu, kad jeigu jūs, tarkim, pasileidžiat activity, jame paleidžiat kažkokią async taską, o jums paskambina, jūsų activities yra sustabdomas, aišku, async taskas dar veikia, bet jisai gali būti nupilinamas, jeigu ten ilgai jūs kalbėsit, pavyzdžiui, ar ten įsijungsit kitą programėlę ir tada pritrūks ramo ir jūsų tas activities bus nupilinamas ir ta informacija, kurią, tarkim, bus parsiuntė už serverio, nebus užsisaugoję duomenų bazė. Tai tam yra geriau naudot servisus, kurie yra, kadangi jie neturi vartotojo sąsajos, jie yra naudoja mažiau atminties ir padarė savo darbą, išsijungė savaime ir jie yra paskutiniai eiliai, kur kad juos išjungtų. Gal ne paskutiniai, bet pirmiau yra išjungiami nenaudojami activity negu kad servisai. Tai jeigu reikia kažką daryti background'e, tai naudokit servisus. Apie broadcast, kaip jau minėjau, broadcastai yra naudojami gauti kažkokiems tai pranešimams apie iš sistemos ar iš kitų appsų. Tai tarkim, kaip jau minėjau, jeigu vartotojas ateina prisijungia prie bevelio interneto, tai jūsų programėlį nereikia pastoviai tikrintis, registruoti per alarm managerį intentų, kad kas 15 minučių tikrintų, ar jau yra internetas. Ar jau yra internetas, nes aš noriu susisinchronizuoti ir išsiųsti kažkokią tai informaciją. Jūs to nedarot, nes naudojat broadcast receiverius ir per juos jūs gaunat pranešimą, tarkim, apie atsiradusį internetą ar tarkim, Google Cloud Messagingas yra toksai Google siūlomas servisas, kuris atsiunčia į jūsų telefoną pranešimą ir tas pranešimas iš vienintelio kanalo yra išbroadcastinamas į sistemą ir tam tikros programėlės pasiema tos pranešimus. Tai tam yra naudojamas irgi broadcast receiveris. Tai trumpai broadcast tai yra naudojami pranešimams pristatyti į jūsų appsą ir tuo metu jūs, kadangi iš broadcast receiveriai yra skirti pranešimam priimti, trumpiem pranešimam priimti ir jie tada iš jų rekomenduojama paleisti servisą, kuris jau įvykdys visus reikalingus veiksmus apdoroti tą informaciją gautą per pranešimą. Ir jie neturi vartotojo sąsajos, bet iš broadcast receiverių jūs galite vartotojui parodyti notificationą ir kad vartotojas, tarkim, žinotų, kad šiuo metu yra atnaujinama jūsų, tarkim, RSS readerio duomenų bazė. Apie duomenų saugojimą, tai shared preferences yra metas, key value foros. Gali atrodyti, kad ten informacija yra nesaugu saugot, nes tai yra shared, bet nebijot, nes jūs galite tą shared preferensų saugyklą pasidaryti privačiai jūsų programėlei ir tuos shared preferences naudoti tarp skirtingų aktyvičių jūsų programėlei. Tai čia dėl to yra shared, kad jūs savo programėlėje tarp skirtingų aktyvičių naudojat tos pačius nustatymus ir
tarkim, nustatymo activity, vartotojas padaro pakeitimus visai sistemai ir skirtingi activity naudojasi tada tais jau vartotojo nustatymais. Ir tam iš tikrųjų pakanka tos key value porų, kur išsaugomi yra visi vartotojo nustatymai. Taip pat jūs galite saugoti informaciją failuose, bet tam reikia deklaruoti prieigą. Reikia deklaruoti, kad jums reikės prieigos į failinę sistemą ir vartotojai matys tą, dėl to turėkite omeny, kad gal kai kuriems vartotojams gali nepatikti, kad jūsų programėlėje reikia prieigos į failinę sistemą. Ir trečia alternatyva yra saugoti informaciją duomenų bazėje, tai yra SQLite'as. SQLite'as yra geras tom, kad su bet kuriuo SQL menedžeriu jūs galite susirašyti SQL DDL'us, susikurti duomenų bazę ir tą failą galite netgi įsiimportuoti į savo programėlę ir savo programėlėje galite jau, kai jau įkeliat programėlę į Google Play Marketą, jau galite įsidėti užpildytą SQL duomenų bazę, kad nereikėtų vartotojui pirmą kartą įsijungus laukti, kol bus pasiųsta informacija. Tai SQLite duomenų bazę jūs galite netgi iš emuliatoriaus pasiimti, jeigu jūs tarkim pasileidžiat programėlę, kurios gyvavimo cikle yra duomenys užpildomi kažkaip toj duomenų bazė, tai jūs tą visą duomenų bazę netgi galite susiprogramuoti duomenų bazės eksportavimo įrankį, kuris, tarkim, visą jūsų duomenų bazę gali įrašyti į failinę sistemą, kur po to jūs tą SQLite DB failą peržiūrėtumėt savo kompiuteryje. Iš duomenų bazės informacijai paimti reikėtų naudoti content providers. Apie jį Android developer.com svetainiai jūs rasit aprašymų, kaip jį susikurti. Bet tai yra interfeisas, per kurį jūs tarp appsų turėtumėt keistis informaciją. Ir, tarkim, telefone yra programėlė, kuri yra skirta kontaktų valdymui. Ir tą visą informaciją iš address book programėlės jūs galite pasimti per content providerį. Taip pat ir kalendoriui ir kitiems appsams, savo kuriamiems appsams jūs galite sukurti content providerį, kurį naudotumėt patys, bet nustatę tam tikras viešumo taisyklės, kiti appsai gali naudotis jūsų content provideriu. Ir nors ir SQLite'as palaiko tiesiog šitos pure SQL galite pasirašyti ir gryną SQL sakinį būtų galima įvykdyti ant SQL duomenų bazės ir tą informaciją pasimti iš duomenų, bet geriau naudokite content providerį, kad nebūtų dalykų kaip SQL injection, kur galėtų ištrinti visą jūsų duomenų bazės, visas duomenų bazės lenteles. Tai to pasirūpina content provideris. Ir
pradžiai, nuo ko jūs pradėsit su darbu dirbti su SQL duomenų bazė, tai yra SQL Open Helperis, kuris valdo duomenų bazės, kaip ir jums atidaro duomenų bazę, rūpinasi, kad jinai iš jos jūs galėtumėt nuskaityti informaciją iš jums reikalingų lentelių. Jo, apie resursų valdymą, čia jau atskiras didesnis topikas, atskira tema yra, kaip galų gale, kai jūs parsisiunčiat vieną programėlę, jūs galite ją įsidiegti ir ant planšetinio kompiuterio, ir ant telefono, ir planšetiniam kompiuteriui yra didelis ekranas, reikalingi didesni paveiksliukai vartotojo sąsajoje, nes piktogramos mažo telefono piktogramos yra reikalingos mažesnės, dideliam planšetiniam kompiuteriui reikia jų didelių. Tai tam yra visa resursų valdymo kaip ir filosofija, kad jūs galite susikurti savo projektų REST katalogį, drawable pakatalogį su prefiksu HDPI. Tie sufiksai yra naudojami nustatyti, kokioje įrenginio konfiguracijoje bus naudojami tie resursai. Tai gali būti drawable LDPI, tai mažos raiškos įrenginiuose. Drawable TVDPI bus naudojama, tie resursai bus naudojami, kai appsas pasileis, tarkim, televizoriuje. Tai taip pat yra ir su kalbų. Kalbos irgi yra kaip parametras, pagal kurį yra parenkami resursai, tai visus stringus, visus savo tekstus, kuriuos vaizduojat vartotojui, jūs turėtumėt sudėti į values katalogą į XML failą, kur yra nurodomas stringo vardas ir stringo reikšmė, bet jūs to stringų XML failo gali turėti kelias kopijas, kiekvienai kalbai skirtingai ir tas strings XML failas su skirtingai kalbai pritaikytų turiniu bus vis kitam pakatalogui su skirtingų prefiksų. Tai šiuo atveju čia lietuvių kalba yra pakatalogis, bet jūs galite rašyti values bus rusų kalbos resursai skirti, kai vartotojas yra nustatęs rusų kalbos, kaip savo telefoną įsijungęs rusų kalbos interfeisą. Netgi yra tokių parametrų, kaip kad programėlė gali imti skirtingus resursus dieną ir naktį. Tai esat matę navigacinės sistemos naktį gali įsijungus naktinį režimą, tai rodo yra tamsių spalvų, o dieną yra šviesesnių spalvų. Taip, jūs galite spalvų kodus susirašyti XML failę ir juos imti iš XML, bet jų bus kelios kopijos tų XML skirtingose kataloguose. Apie Android manifestą, tai yra failas, kuris apibūdina jūsų programėlę. Ir jis yra įdedamas į APK failą, kurį jūs įkeliat į
Google Play parduotuvė. Tai jame nurodoma appsų versija, kad, tarkim, Google Play ar tiesiog jūsų telefonas žinotų, ar tai yra naujesnė versija ir ar leisti įdiegti, nes leidžia įdiegti tik tais naujesnės versijas. Nurodoma SDK versija, kad Android operacinė sistema žinotų, kokios versijos, kokiai Android versijai jūs programavo. Yra deklaruojamos visos teisės, kurias nori programėlė naudotis ir jūs surašot, kokias teisės programėlė naudoja, tai ar naudos internetą, ar naudos GPS informaciją, ar naudos failų saugyklą, ir panašiai. Taip pat jūs galite deklaruoti ir savo permissionus. Pavyzdžiui, jeigu jūs jau Google Cloud Messaging'e jūs apsibrėžėt, kad jūsų programėlė naudoja savitus permissionus, nes jai yra specifiškai generuojami pranešimai, kad gaut Google Cloud Messaging pranešimus. Tai jūsų programėlė taip pat gali apibrėžti naujus permissionus. Taip pat Androidas veikiant įvairiausių renginių, tai vieni renginiai turi fotokamerą, kiti neturi akcelerometro, trečias gal turi GPS, bet neturi oro slėgio matuoklio. Tai jūsų programėlė taip pat gali susirašyti aibę features, kurias naudoja. Tai pagal tai yra atrenkama, ar jūsų programėlė bus vaizduojama Google Play Market'e, ar useriai galės įsidiegti jūsų programėlę, nes jeigu jūs naudojat, tarkim, QR kodų skenerį, tai jums yra reikalinga fotokamera. Ir jeigu planšetė, tarkim, neturi vaizdo kameros, tai jums gal net į tokį įrenginį net neverta dėkti tos programėlės. Tai jūs turėtumėt su manifeste apibrėžti, kokių jums hardware feature reikės. Ir pagrindinis komponentas tai yra application, šitas aprašymas, kuriame yra sąrašas aktyvičių, kurie yra šitoje programėlėje sukurti. Yra duomenų provideriai, kokie broadcast receiveriai yra naudojami, kokius servisus jūs paleidinėsite šitoje programėlėje, visą tai aprašot. Aktyvičiams nurodot intent filtrus. Kaip jau minėjau, kad jeigu jūsų aktyvitis yra naršyklė, bet specifinė, tarkim, kokios nors svetainės naršyklė, pavyzdžiui, Google Maps'o programėlė, ir jinai gali rodyti informaciją, URL'us gali rodyti, kurie yra iš Google Maps'o. Tai yra apibrėžiami intent filtrai ir nurodoma, kuris aktyvitis iš tos programėlės bus atsakingas už pavaizdavimą URL'o į žemėlapį kažkokią tai vietą. Ir kad parodytų tiksliai tą žemėlapį vietą, kur veda tas URL'as. Tai klausimų prieš demonstracinę programėlę. Kokių gal kur? Girdėjau, Nokia ruošiasi išleisti. Aš irgi girdėjau. Teisingai. Tai nežinau. Būtų senai laikas buvo. Daugiau klausimų nebeturėjau. Žiūrėkite, jūs čia dabar dirbo tokiai srityje. Kaip jūs manot, ateitis priklauso kokio tipo programėlė? Ta prasme, kokios programėlės ateityje paims didžiausią dalį? Tai Angry Birds.
Webas ar... Webinės native ar hybridinės, tarkim. A, Šiaip šiuo metu webiniai appsai ant bent jau Androido veikia prastai. Ir jeigu ten, aš minėjau PhoneGap, Titanium, su jais sukurtos programėlės tipiškai neveikia taip, tas responsiveness vartotojai nėra toks geras kaip native programėlė. Bet tos webinės programėlės turi privalumą tą, kad jūs update'ą galite padaryti momentaliai savo serveryje, pasidarot atnaujinimą ir visi programėlės naudotojai tą atnaujinimą turi, nes yra su Androidu ir su kitais native appsais matyta pati problema, kad vartotojai toj pat neatsinaujina jūsų programėlės, kai jūs išleidžiate atnaujinimą. Gali būti, kad net rinkoje dar yra 3 ar 4 versijų senumo jūsų appsų ir vartotojai dar yra neatsinaujinę. Tai vienas iš variantų neblogų yra šitie hybridiniai appsai, kur dalis Swedbanko, man atrodo, appsas yra padarytas hybridiškai, dalis native, dalis yra webviewai. Facebook'o appsas yra padarytas hybridiškai. Facebookas, man atrodo, native perdarė, nes jiem labai neužteko webinio ir HTML solution. Jo, ir jie bent jau iOS'ui jau perdarė ant native'o ir aš tikiuosi ant Android'o. Man atrodo, Android'e dar yra ne native. Nes bent jau tas responsive, nes visada, kai gauni pranešimą, kad kažkas jums yra naujas pranešimas, tai paspaudi ir turi laukti, kol jį parodys, nors jeigu būtų native normalus appsas parašytas, jis jau būtų prasiuntęs tą informaciją, paruošęs background'e vartotojui ir pranešęs, kad va, tau jau yra naujas pranešimas ir tu paspausk šitą notificationą ir tau aš iš karto parodysiu, o dabar, jeigu yra lėtesnis ypač internetas, tai tenka ilgai laukti, kol ta informacija yra parodoma. O tai Barclay kokio tipo appsai? Native. O tai jūs juos, jeigu nepaslaptis savo ten vidiniam reikmėm, pavyzdžiui, tu irgi su Yra Barclays įvairių kur appsų, yra ir internal appsai ir iš tokių populiaresnių jau yra ir visuomenė pateiktų bankinių programėlių. Tai pavyzdžiui, populiariausias pats pirmasis, kuris pasirodė appsas skirtas bankininkystė, tai buvo Pingit, kur tu ištraukęs telefoną, įsivedai savo piną, nurodai draugo telefono numerį ir sumą, kurią tu nori draugui pervesti ir pinigai yra tada pervedami automatiškai vartotojui ir tai yra daroma tas appsas yra native parašytas. O privalumas tarkim prie ko dirbi? Tai Vidinio appso? prie išorinio. Bet tai vidinio appso jūs turbūt į Google Market'ą nedavė? Ne, nėra įdėta yra vidiniai savo. jo, nes Barclays Play? ne, beje, Google Play'us išleido šitiems įmonėms, kurios naudoja Google Apps, šitas visas paketas Gmail'o, Google Docs'o, Google Sites, yra toks paketas Business, kad jie gali irgi naudoti savo reikmėms Gmail'ą ir kad nereikėtų kokio tai Microsoftinio pašto serverio statytis. Tai tom įmonėm jau yra galimybė susikurti savo vidinėms įmonėms reikmėms internal. Vidinį gedžarą. Jo, gedžarą. O mono for Android teko naudoti?
Aš iš tikrųjų visai nesenai tik sužinau, vakar draugas pasakė, kad yra dar net ir tokių dalykų. Bet Androidas yra tokia platforma, kur pritraukia daug vyriausio programuotojų ir kaip net ir net ten yra tas projektas. Nes ant Linuxų tai daug ką galima prasti. Viskas. Jis labai nori viską. Mono teko susidurti, tai ten tragedija buvo. Jau gero greičiau pasileisti virtualią mašiną ir joje pasileisti tada. Bet ant mono labai daug dalykų padaryta, pavyzdžiui, kokiam pačiam Ubuntu. Čia toks labai, bet nežino iš tikrųjų daug kas, kad gan aktyviai naudojamas dalykas. Tai ir nesakyk. Visai kitas topikas. Nežinau. Klausimas dėl APK failų. Mes uždeployame APK į Play Store, persiunčiu savo mobiliaką, APK išarchyvuojamas kažkur tai. Ir klausimas dėl share lygų. Tarkim, programėlė naudoja kitų lygų, taip? Kaip jie, tarkim, skirtingos programėlės jie naudoja tą patį lygą, ar kiekviena aplikacija turi savo lygą? Lygai yra sudedami kartu su programėlė, o dėl šito, ar APK yra kažkaip išpakuojamas, tiksliai gal neatsakysiu, bet paskutiniu metu per 12 metų Google jie anonsavo, kad appsai dabar bus siunčiami ne visas paketas didžiulis APK, bet gali būti, kad tu tik atnaujinai ten dropables ir tik tais keli iš dropable tau reikalingi persiųsti vartotojui ir tik tuos kelis dropables tada kaip update atsiųs į vartotojo telefoną. Google Play serveriai matyt seka tą istoriją visų APK failų, palygina tą atnaujinimą, kokio skaupo yra atnaujinimas ir tik tą dalį persiunčia vartotojui. Tai gali būti gal tu tik tais libą atnaujinai ir kuriame ten jau third party libas, kuriame išfiksinti kažkokie būgai, tai tik jį persiųstų tada. Gerai, bet o kur fiziškai tie APK failai yra? Čia dar gali... Failų sistema, kur jie yra? Jo, yra... Foldersai, tiksliai. Slash atc slash. Yra... Tiksliai jau to nepasakysiu, bet reikėtų žinot, kad kiekvienam appsui yra sukūriamas atskiras useris ir tik Linuxinis useris ir tik tas Linuxinis useris gali tą appsą paleidinėti. Ir ten, jeigu kažkokius tai lokaliai tam sandbox'e kursi failus, tai tas useris galės juos prieiti, nebent tu ten būsi deklaravęs prieigas, kad į content providerį galės kiti appsai naudotis. Tai realiai jie yra, kiekvienas appsas yra saugomas atskiroj erdvėj sandbox'e. Kaip su debuginimu, ta prasme, dabar visokių, kažkas panašaus į hotstepą yra jau, kad galėtum debugindamas pakeisti metodo kodą kažkiek? Jaučiu, kad ne. Nesu bandęs. Tai gal ten su tuo RoboElectric, kur minėjau, gal ir galima tokių dalykų padaryti, nes jie yra išdirbę Androido visą tą džarą, kurį paleidžia ant Java virtualios mašinos ir galbūt ten netgi hotstappingas yra implementuotas, bet to tiksliai negalėčiau sakyti, nes nesu bandęs. Čia gal nėra problemos, čia nėra ten 100 mėgų aplikacija. Realiai... Ta pati skaičiai, ten kartą maistas, galėtų pasakyti pradėjai. Šiaip hotstappingas būtų geras dalykas, nes jeigu tu pasileidai Activity ir ten jame kažkokį tai mygtuką nuspaudai, o čia jau buvęs pasifiksinė, tada vėl tą patį mygtuką klikini.
Tai Dėl minor change reikia restart. Štai čia reikia to continuous development, kad nebūtų bugų production. Nereikia, net klikint nebereikia. Va čia gera vieta pamatyti. Tai nežinau, aš demo aplikaciją ketinau padaryti itin mažą, čia vieną susikūriau, tai yra, parodysiu, kad kai įsidėjau... Kompiliuojasi? Tikriausiai kompiliuojasi, gal net neleisiu. Kai įsidėjau Eclipse Android Development Toolkitą, atsiras šitie du mygtukai. Vienas yra pavaizduoti, kokios jūs Android SDK versijos esat įsidėgę. Aš esu susidėgęs visas galimas. Ir čia rodo, kokie API yra sudėkti, pavyzdžiui, Google Analytics'ų API, tai realiai parsisiunčia tik jums džerą, kurį jūs po to įsimetate savo appsą. Tai feelingo, bibliotekos visokios. Ir kiekviena Androido versija yra išleidžiamas ir paketas tos Androido versijos, kad jūs po to galėsit, čia išjungiam šitą, susikurti Android Virtual Device Managerį. Ir čia matot, yra visas sąrašas šitų paruoštų įrenginių, kuriuos jūs galite paspausti prie Android Virtual Device. Jums sukurs, tarkim, Nexus 7 konfiguracijos įrenginį, kurį jūs galėsit pasileisti ir čia ekrane, savo kompiuterio ekrane debuginti. Šiaip ilgokai jie startuojasi, o programėlė yra kuriama taip paprastai. Čia matot, yra, kai įsidėgėt Android Development Toolkit pluginą, jums yra pateikiami keli wizardai susikurti application projektą, Android application projektą, ar activity, ar kažkokį tai iš samplų galite kažkokį tai projektą pavyzdinį pasiimti. XML failą galite susikurti ir tada iš sąrašo galime netgi jį susikurti. Galima... Tik to. Iš karto sukursiu tada projektą. Android Application Project. Duodat projekto vardą. Nurodat savo domeną ir išsirenkat kokią Android SDK minimali Android versija, kuri bus palaikoma jūsų programėlės, tarkim, pritaikykim tik naujausiams appsams. Tada čia išsirenkat keletą nustatymų, kad, pavyzdžiui, sukurti activity. Tai jums leidžia iš karto susikurti launcherio ikonas. Ir matot, launcherio ikonas iš karto yra sugeneruojamas 4 skirtingų dydžių, pritaikytas skirtingiems device'ų rezoliucijoms, nes dideliuose ekranuose reikia didelės rezoliucijos sąsėtų. Iš karto jau yra su fragmentais, yra master detail flow, galite jau susikurti tokį projektėlį, kur iš karto jūs galėsite ir pasileisti. Run as Android application. Ir tada turėsiu pasileisti to vienintelio šiuo metu sistemai prieinančio, pasiūlo, mano telefonas yra prijungtas ir Nexus emuliatorius. Paleidžiam per Nexus emuliatorių ir jisai netrukus pasileidžia. Ir čia yra kairiai vienas fragmentas, kuris rodo sąrašą, tarkim, iš duomenų bazės elementų sąrašą, o dešinėje
čia yra fragmentas, kuris rodo details apie tą sąrašo elementą. Tarkim, čia e-mailo yra subjektas, o čia jau visas e-mailo turinys. Tai tokia trumpa demonstracija. Šaunu.